Tokios pirminės rekomendacijos, kurios aš dar nesu pristačius iš tiesų jūsų organizacijos valdybai, kadangi aš manau, kad tokia galimybių studija tai dvipusis darbas, tai informacijos apsikeitimas turi būti ir jinai turi būti ne kaip nuleista iš kažkokio tai reiškia eksperto, o subjektyvi nuomonė, bet tai turi būti bendradarbiavimas su organizacijos žmonėmis, kad jinai jiems būtų naudinga. Tie keliai, kurie yra aprašomi, kad jie būtų po to išnaudojami. Taigi, jeigu jūs man padėsit, tas skaidrės pakeisti. Tai labai trumpai, čia tiesiog man atrodo, kad šitas leidė, kur po dviejų paspausimo. Tai, kam yra skirta galimybių studija? Tai iš tiesų yra strateginis dokumentas, skirtas organizacijos plėtrai, kuris padėtų nusistatyti ilgalaikius ir trumpalaikius organizacijos tikslus, uždavinius, priemonės, pasidaryti darbo planą. Ir čia yra kalba apie labai tokį galbūt biurokratišką pasaulį, kur šitie strateginiai dokumentai, darbo planai yra skirti tam, kad geriau tikėtis gauti daugiau viešo finansavimo, dalyvauti nevyriausybinių organizacijų tam pasaulyje. Taigi, toliau. Tai visų pirma, aš apie jūsų organizaciją nepasakosiu, nes jūs geriau žinot, bet kas man atrodė labai reikšminga ir kai aš nustebau, kai susidūriau su Lietuvai pagražinti draugiją, tai vis dėlto yra didžiulis socialinis kapitalas. Yra iš tiesų didžiuliai žmogiškieji ištekliai. Ir galbūt reikia vis savo priminti laiks nuo laiko apie tai, tam, kad matyti perspektyvoje, ką su tuo kapitalu galima daryti, kaip galime jį papildyti, kad jisai iš tiesų išnaudotų visas savo galimybės. Tai be abejo yra skaičius narių didelis, tai labai didelis privalumas ir unikalus nevyriausybinių organizacijų pasaulyje. Jūsų organizacijos yra tas, kad jūs geografiškai esat labai tolygiai, dengiate visą Lietuvą, kad turite 64 skyrius, tai yra iš tiesų gyveninti projektus, tai yra didžiulis privalumas ir unikalus dalykas. Tai be abejo yra kompetencija, tai visi tie žmonės, kurie yra savo srities aukščiausio lygio profesionalai, kurie yra jūsų organizacijos nariai. Kvalifikacija. Kompetencija yra teisės įsavymas. Tai reiškia kvalifikacija. Ir vertingos socialinės jungtis, tai ką aš vadinu tiesiog asmeniniai ir instituciniai ryšiai, kurie neabejotinai gali būti dar ir dar eksploatuojami, kad kurti kažkokias tai visuomenei naudingas veiklas.